daugina, kad mažina, čia yra įprasta praktika. Dabar paminėjau Lenkiją. Iš pradžių dar pats buvau pasidalinęs bendruomenės žmonių komentarais Lenkų straipsnių, kad jie nesutinka. Tada sakė, čia sąmokslo teorija ir nesąmonė. Bet dabar jau gynybos ministerija pasakė, mums nereikia poligono, mums nereikia, kad poligonas būtų šalia mūsų sienos ir jis ne tik, kad neturi būti šalia sienos, bet dar net toliau. Tai įsivaizduokit, Lenkija, 40 milijonų gyventojų, kiek kartų didesnė už Lietuvą, kiek kartų turi didesnį karinį potencialą. Aš nežinau, kiek dar man likia, kad tas atvejs nereikia, Lietuvai reikia, daug ką pasakė. Atlygis gyventojams yra, reiškia, skiriamas paskutinį vietą. Dar vienas įdomus dalykas. Visi tie konsultantai, kurie buvo atvažiavę keleivių pavidalu, jie net nežino, neorientuoja, kur tas poligonas konkrečiai bus. Daleiskim, jie reikia šaudyklą, reiškia, Smirklių kaime. Tai ponai karininkai net nežino, kur tas randasi Smirklių kaimas. Reiškia, aš jiems žemėlapį, kada rodau, tai aš supratau, kada aš jiems žemėlapį pradėjau rodyti, kur tas Smirklių kaimas randasi, jie net neorientuoja. Tai aš nežinau, kokio lygio kareiviai ten buvo, kad jie net paprasčiausiam geografiniam žemėlapį nebesiorientuoja. Supratau. Ačiū labai. Prisistatykite, prašau. Albinas Audėjaitis. Ir galima parašyti Kapčiamiesčio gyventojas, kažkaip jūs kaip geriau? Galbūt gyventojas turintis, aš esu veisėjų gyventojas, bet Kapčiamiestyje turintis, reiškia, nekilnojamų turtų, žemės ir miškų. Jo, nuo 75 ten vaikščiojau po tuos miškus ir gražiai labai šnekėjome su kartiniais, su visais, kaip tai sakė, gyvulukais. Ten tokių gražių yra vaizdų ir tokių gražių gyvūnų, kad sunku atsakyti. O ponas Kaunas galbūt niekada gyvenime nematęs gyvo kurtinio, kuris kažką tai išvis ir tie kareiviai, kurie buvo atvažiavę, jie nežino, kas yra, ko pasakė kurtinis Tėvo Štešnikas. Geros sveikatos. Seimo narius. Ačiū, kur pamatyti tą? Čia TVP Vilno bus, tikriausiai šiandien 19 val. Visą tą interviu tikriausiai dėsite. Ten ne visą, o ten žinių siužetas apie patį protestą. Labai dėkoju, ačiū labai. Informacijos. Labai šauniai pasisakė žmogus. Vien Seimo narys tai visuomenė negali. Tai už ką mes balsuojame. Tai iš tiesų pritariu. Taigi Lenkai irgi nebeingi tam, kas vyksta, o mes irgi manome, kad taika yra svarbiau už poligonus, tai yra ryškiai svarbesnė pozicija taikos, o ne poligonų steigimo. Šiandien mes žiūrime Kapčiamiestį per miškus, bet reikia žiūrėti Kapčiamiestį per gerąją kaiminystę, per taiką, mes taip įsivaizduojame. Mums tai yra labai svarbu. Nes poligonas tai visada yra sandūra, tokia negera karinė sandūra ir atsakomasis ryšys į poligoną, kas mus labai baugina. Nežinau, kaip jaučiasi Lenkai iš tos pusės, nes politinė padėtis bet kada gali keistis, o gera kaiminystė jinai yra aktuali. Labai miela yra girdėti jūsų pritarimą mūsų šiandieniniam pagrindiniam tezėm. Mes turim visom išgalėm stabdyti Lietuvos miškų naikinimą. Neleisti, paversti jas pramonės ir karo zonomis. Kviečiu kalbėti nepriklausomos žiniasklaidos atstovą, klaipėdietį Gediminą. Prašau. Sveiki tautiečiai. Tikrai malonu, kad mūsų gausėja. Žinoma, kiekviena situacija reikalauja tam tikro susidūrimo, susitelkimo ir dėmesio. Antradienį, žinoma, nėra tokia diena, kad mes galime susirinkti, nes vilniečiai, kurie gyvena iš biudžeto, dažniausiai tokius mitingus nevaikšto, nes čia nėra jų atstovaujamas interesas. Tai mums labai sunku susirinkti, nes mes važiavam dažniausiai iš visos Lietuvos, kad kažkaip savo lėšomis girdžiu ir kad apgintumėm interesą ir primintumėm Seimo nariams, kam jie tarnauja.
Man susidaro įspūdis visada pakartoju, kad tenais yra agentai, kurie gaudami kažkokią, na, vadinkim taip, įtakos srities norą kažką pas mumis pavogti, jie ateina pas mumis patair ištransliuojamas. Nors turėtų šiaip būti atvirkščiai, jie turėtų lietuvių tautos paklausti, ką daro. Jiems ištransliuoti, ką mes norėtumėm jiems pasakyti. Ar saugu? Mes turim Ką daro? kurie netarnauja Ir taip, sako, kaip yra saugu. tai jau saugu. O žmonės žino? Palei mūsų Sako, įstatymus. nesuveikė, nes elektra Bet dingo. neseniai dalyvavau Jis išlindęs iš aplinkos bunkerio pasakė, ministerijos tokiam žurnalistai jau susirinkime, saugu, kur jie žurnalistai sako, prisistatė jau saugu. maždaug savo Visuomenė planus ką po veikia, pusantrų metų gyveno būdami saugiai, valdžioj. su nieko Ir nekariauja. pastebėjau tokį vieną dalyką. Visus priemamajame, Slaptažodis, tame prie duomenų apsauga, žinot. susirinkimo Tai slaptažodis. scenos įėjimo stovi Geros didelė dienos. juoda kaukolė. Tikiuosi parodysi tai, ką kalbėjau. Toksai labai keistas simbolis man pasirodė. Tikriausiai ministerija būtent tam ir įkurta, kad mūsų miškus, gamtą būtent paverstų tą juodą kaukolę. Sveiki, Nes sveiki. visi jų sprendimai šiandien yra tokie, Malonu. Šantalas, aš jau seku daug metų žiūriu. arba Paskiau aš kažkokių norėčiau kelių pasakyti. siekiančių Tai mes Gal tuoj vėliau. pabaigsim viską.